Jūrinis klimatas, švarus Palangos oras ir kokybiškos reabilitacijos paslaugos. Tai viskas, ko reikia, kad atgautumėte jėgas ir pailsėtumėte. Būtent tai jums ir siūlo Poilsio namų Baltija reabilitacijos centras, teikiantis antrojo A lygio stacionarinės medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas. Reabilitacijos centre gydomi kraujotakos sutrikimai, judamojo aparato pažeidimai, ginekologijos, odos, lor ir akių susirgimai. Čia taikomi patys naujausi gydymo metodai, į pagalbą pasitelkiant pažangiausią aparatūrą. Poilsio namų Baltija reabilitacijos centre jums bus suteiktos visos reikalingos reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos, o taip pat sanatorinis komercinis gydymas. Tai reiškia, jog pailsėti ir atgauti jėgas galite ir neturėdami rimtų sutrikimų. Dabar jums papasakosime apie pačias populiariausias ir veiksmingiausias procedūras. Galvaninė vonia skiriama, kai pacientui sutrinka jutimai galūnėse, o taip pat nervų sistemos susirgimams gydyti. Šios procedūros metu gerėja mikrocirkuliacija, sunormalizuojama temperatūra, gerėja raumenų jėga ir, žinoma, paciento savijauta. Panašių poveikių pasižymi ir perlinės vonios. Jos ramina, atpalaiduoja. Po procedūros geras miegas ir puikia nuotaika visada garantuota. Reabilitacijos centre ligoniams taip pat suteikiamas ergoterapinis gydymas. Ergoterapija – tai paciento fizinių galimybių atstatymas, palaikymas ir sutrikimų kompensavimas tikslinga veikla. Visas gydymas skiriamas siekiant suteikti žmogui pilnavertį gyvenimą. Tai gydytoja, kokia čia procedūra dabar vyksta? Čia vyksta ergoterapijos procedūra. Ergoterapija tai yra buitinių įgūdžių sugrąžinimas. Po tam tikrų traumų gali būti, po insulto. Yra, kad žmogus išeitų iš reabilitacijos su buitiniais įgūdžiais. Šitie smulkūs darbai labai vargina. Žmogui labai griebia už širdies, kaip sako. Pavargsta ir rankos pavargsta, ir širdelės mušt pradeda. Kaip sako kineziterapeutė, judėjimas gali pakeisti bet kokius vaistus, bet jokie vaistai nepakeis judėjimo. Kineziterapijos pratimai gerinantys stuburo ir sąnarių gyvybinės funkcijas taip pat yra atliekami ir baseine. Procedūra pagerina audinių aprūpinimą deguonim ir maisto medžiagomis. Gerėja viso organizmo jutiminės funkcijos, kurios ligų metu susilpnėja. Na, o dabar keliaukime į kabinetą, kuriame atliekamos procedūros, pasitelkiant šviesą ir šaltį. Kam šiai pacientai reikalinga šalčio terapija? Krioterapija naudojama pas mus labai plačiai, mažina deguonies poreikį audiniuose, todėl mažėja skausmas, mažėja uždegiminiai procesai ir mažina raumenų spazmus, atpalaiduoja. Todėl, kad mažės skausmas ir ligonė geriau jaučiasi. Ši procedūra ypač tinka sportininkams, kurie dažnai patiria sumušimų bei traumų. Kaip šalčio, taip ir šviesos terapija labai plačiai naudojamas gydymo būdas. Šviesos fone daromi žaizdų perrišimai, dėl to jos gyja gerokai greičiau. Į žaizdos vietą, kaip pasakoja specialistė, susitelkia biologiškai aktyvios medžiagos ir ją gydo. Ultragarso procedūra skiriama randų gydymui. Jos metu mažėja paciento patiriamas skausmas bei patinimai. Elektros srovė sukelia poodinius virpesius, tad gydymo procesai tampa intensyvesni. Šis aparatas daugiafunkcinis, jo pagalba gali būti atliekamos net kelios procedūros vienu metu. Nuo fizioterapijos kabinete atliekamas limfodrenažinis masažas, kuris skirtas ligoniams po įvairių susirgimų. Šis masažas labai veiksmingas, nes suaktyvinami minkštųjų audinių regeneracijos procesai, o iš organizmo pašalinami skysčiai bei įvairūs toksinai. Po šios procedūros ligoniai jaučiasi labai puikiai, kadangi kada vyksta šitas masažas yra gerinama limfos tekėjimas. Jau po pirmos procedūros žmonės jaučiasi laisvesniem kojom, sumažėja apimtis, reiškia batukai netgi krenta, reiškia labai veiksminga procedūra. Merginos, kurios nori gražiai atrodyti, labai šitas masažas tinka celiulito profilaktikai. Na ir paskutinis masažo kabinetas. Masažas, kaip sako jį atliekanti specialistė, turi labai gerą poveikį tiek jaunam, tiek ir vyresniam žmogui. Masažo procedūra skirta kraujotakai gerinti, raumenų tonusui gerinti, nuotaikai pakelti. Ir prie daugelių ligų skiriamas masažas yra. Prie kraujotakos, prie širdies, prie judamojo atramos aparato ligų, prie stuburo.
poilsio namų Baltija reabilitacijos centras gyvuoja jau 18 metų ir teikia antrojo lygio paslaugas. Čia laukiami ne tik ligoniai su gydytojų siuntimu. Galite gydytis ir savo lėšomis, juolab kad Baltijos poilsio namų reabilitacijos centre išties nebrangu. Tik nuo 89 litų parai. Į kainą įskaičiuota gydytojo konsultacija, iki 4 procedūrų per dieną, gyvenimas ir maitinimas 3 kartus per dieną. O savaitgalio pasiūlymai nuo 208 litų žmogui. Per savaitgalį atgausite jėgas, galėsite išbandyti vienintelį Lietuvoje baseiną su pašildytu jūros vandeniu Auskos viešbutyje. O iki jo galėsite nueiti su naujuoju šiauriečių išradimu Nordic Walking lazdomis. Eidami su šiomis lazdomis stiprinsite nugaros ir rankų raumenis bei deginsite kalorijas. Praleidę savaitgalį reabilitacijos centre jūs tikrai būsite pasiruošę su entuziazmu kibti kasdienius darbus. Čia dirbančių medicinos darbuotojų dėka reabilitacijos centre sveikatą pagerino virš 65 000 pacientų iš Lietuvos ir užsienio. Poilsio namų Baltija reabilitacijos centras visus ragina sveikti ir gyventi sveikai.